Dirb, aikštelį, nedarbo biržai stovi. Dirb. Pirmas Mahanga. Žiūrėk, seni. Ομάδα μου, μεγάλη μου αγάπη. Negaliu patikėti. Olibet – oficialus Eurolygos finalo ketverto rėmėjas. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seni, reaguojam į situaciją. Riaušės. Seni, kas yra geriausia? Mes sergam už visas komandas. Žiūrėk, seni. Seni, čia su... Eik, pažiūrėk. Eik tu. Good morning, Berlin. Sveiki, nepastebėjau jūsų. Sveiki atvykę į mūsų rungtynių dienos pasiruošimą. Kaip matote, čia yra mūsų komanda, mūsų finalinis trejetas. Turime rimčiausius bakūrus, Tamkė, Stumė nuo Buidako, kad ir Ryšas, ir tiek atšelinasi. Haris, nuo ryto ir Kloja, geria energetinius gėrimus. Ir taip pat turime Paulių. Paulius nebešneka nuo atvažiavimo į Berliną. Realiai jisai labai pasikeitė. Jisai paragavo kopūstų sulčių ir dabar pakeitė orientaciją. Prieisime prie kiekvieno ir pakalbinsime juos iš arčiau. Damke, Ką? ko tu tikės iš šito turnyro finalo? Gerai praleist laiką. Šio citono geri? Negalima? Dezinfekcinį Ne, gerį? ne. Vakar. Įėkį, jau. Nu gerai. Tai Ko nešnekėt. tikės? Ko tikiuosi gero laiko, Nu. kad išlaikytume Vaitekūną į galų. Yra, nu jisai turi Nes, problemų. ką mačiau per šitas dienas, buvo sudėtinga. Pažiūrėkit, ką Jisai talentingas, Vaitekūnas, jisai labai talentingas, bet jisai tiek geria, kad aš negaliu patikėti. Jisai, turėčiau aš jo duomenis, būčiau seniai NBA atravęs. O jisai turi tokį milžino sudėjimą ir moteros durną galvą. Bet jeigu atvirai, tai mano bakūrai talentingi, žinai, aš jų menedžeris jau kiek dabar 14 metų gaunasi. Nu, Vaitekūnas tik tai viški galbūt mažiau talentingesnis, proto ribose, žinai. Pauliau, koks tavo didžiausias pasiekimas gyvenime? Kad antradienį nebematysiu Damkės. Pauliau, dėl ko tau labiausiai patinka Damkė? Jo. Damkė, dėl ko tau labiausiai patinka Paulius? Visus pliusus? Jo. Viską. Hari, jeigu šitie du stotų į mirtiną dvikovą, kurį tu palaikytum? Vienintelis šansas buvo šiandien į pliusą išlaikyti. Tai Damkė, aš kaip suprantu, pinigų prapisis jau nuo pat atvažiavimo. Trenerių, tai koks rungtynių planas? Kaip lošo? Kaip lošia? Yra paprastas, aš siūlau mestrą, jeigu laisvi meskit, jeigu matysit, kad nesigauna, galite pyti vieną į pilvą, galite pyti vieną virš kelio, karočią, va, tokia technika, gal nelabai krepšinio, bet irgi veikianti. Jo, varai, sustok biški, žiūrėk, ką čia, ne? Kol jisai nežiūri, tu tokį, va, virš kelio, kur, va čia, va, ir jis tada su jam sulaužysi, jisai turės reabilituotis, jisai labai ilgai, jisai profesionalus krepšininkas tikrai nebebus. Man kaip viskas aišku. Kaip ir Gerai, aišku. normaliai. Važiuojam žaisti. Davai, Važiuojam žaidžiam. Važiuojam žaisti. žaisti. 1, 2, 3, Damkė. Gerai, ateik dabar pastumsiu nuo krūtinės dar. Ateik, aš tave pasaugosiu. Gulkis. Chesterfield, хочешь? Gerai. Situacija yra paprasta, supranti, kas čia yra per aparatas. Virš tavęs yra štanga. O tai kas yra? Tu turi įdirbę, ne? Nu, susikauk, jo. Va, normaliai. Ir kyli. Duodi štangai, tu rodai, kas tu koks esi šitoj patai. Varai, maladies. Du yra. Dar 8-4. Bet man spaudžia galvą, ne krūtinė. Nu, pabandyk, čia pramuš, gal patiks. Normaliai, jaučiu įtampą. Ne, štangą įkoptų galvą. Tu mano sūnui prispaudė kažkada dalykai, dabar gaunam. Eiktina. Nu gerai, kitas. Harrisonai Fordui. Paidėm. O, gerai. O, dėlė. Davai. Oi, tą sunku jį daro. Opa.
Opa. Nu dabar biški. Biški kilnoji. Užteks. Matau, kad išsikačelinęs. Tu biški. Biškių pavargau, kalbėjau. Visai nenori gal? Ne vieną nenori. O ką tu darai? Geriai šiandien? Nu, tada reikia kelti, jeigu negeri. Jau, žinai, kad galime, mes savim. Apšė, žinai, ką aš pasakysiu, čia pilnai prie kamerų yra. Mes turim čia daugiau geriam negu mokomės arbatyvų. Mes to nedarome. Ai, čia filmavom, mes to nedarom. Treneri gerai darau? Bet man, maladėts, bet man žinai, kas yra, aš tą žmoną, kai išsiskyriau, su žmona, man labai pasikeitė, man pasidarė labai skanų geras. Man labai pasidarė skanų, paimta aš anksčiau, iki žmonos, rūkydavau parlamentą. Dabar Chesterfield 40 cigarečių vienam pakeliu. Čia sveiko žmogaus į rūkalai. Iš treneriukas irgi parodys, kad susikompuoti reikia. Tai, žinai, karočią. Turit klausimą kokių nors varžybų? Ne, galim varyti lošti. Treneri, jeigu laimėm po rungtynių, galim iš kur varyti? Jeigu laimėm po rungtynių, galim varyti čili pizzą. Harisonai. O jei pralašėm? Jeigu pralašėm, į pragarą. Daugiau klausimų neturite? Nu, ką tu dam čia? Jau pragarėsi. Aš visko mačiau. Amerika, lasapėse. Nu, nesijaučiu užtikrinti, kad rungtynės. O kas? Mes einam patys peršnekėsim planą, dar gal palygiam treneriui. Šiandien pagaliau pamatysit kažką iš krepšinio pusės. Važiuojam į pirmą rungtynių dieną, pirmieji pusfinaliai ir susitiksim prie arenoje ir fanų zonoje. Pamatysit, kaip Berlynas atrodo dieną. Pirmas dieninis turinys iš Berlyno. Po mūsų komedinio skečo štanginėje mes vėl atvykome į Uber areną. Einame, pasijungsim į fanų zoną, pasikalbėsim apie krepšinį ir pažiūrėsim, kur dar šį dieną mus gali nuvesti. Ką jūs manat, kolegos? Taip, treneri. Šiaip, žinai ką, aš manau, kad čia neįtikėtinai nesaugu yra, nes čia malas visų komandų fanai ir agresyviausiai atrodo Panathinaikos, aišku. Bet ultros gi neagresyvūs žmonės. Ne. Ypač graikai kokie, ne, dabar. Aš tai žiauriai norėčiau pasimalti šiandien, jeigu man kas nors sulaužtų kaukolę, man būtų labai įdomu. Seniai, čia bus, čia į vieną kasą, Oli fanai, čia Panathinaikos fanai į vieną kasą bus. Čia tiesiog žaliuoja miestas. Jo, seniai, aš kol kas nemačiau, geltonų žmonių Labai mažai. Labai. Tai realiai mes, aš tai visas komandas palaikau, tai mane kas ten mūžinė. Bet vis tiek, žalių belė kiek, tai realiai jeigu bus riaušės, aš labai norėčiau pamatyti, atrodyti turbūt kaip spartiečių 3. Ei, Shane Larkin. Einam per tą fondaną? Einam. Tai ne Bakūra, senis. Jau 3 bilietai yra. Ir žiūrėk, sen reikia prataikyti, čia prabėgimas. Viskas. Čia ir buvo challenge'as. Geresnio klubo už Vilniaus rytą. Aš nemačiau ir kol aš gyvas. Blemba, čia koks pragaras bus seniai toje arenoje. Bet iš kol kas ramu taip, tyla prieš audrą, man atrodo. Tu vienintelis matęs, turbūt, kai graikai juda, tikrai juda. Nu, aš derbiu. Galit nupasakot, kas vyksta. Aš derbiu, kur Panathinaikos Olimpiakos žaidė, Atėnuose. Palauk, šiandien tai Eurolygos finalinis ketvirtis. Ne, šitą aš suprantu. Bet aš turiu omeny, kas vyksta su prigėrusiais ir užsikūrusiais. Tu pamatysi, jeigu pateksi. Haris buvo. O kaip mes spręsim? Kaukolės, rykšta kraujas, kas vyksta. Nu tiesiog, kai tu matai, kaip Panathinaikos fanai skanduoja ant Oli žaidėjų, tai atrodo, kad jie tiesiog kiekvienas iš jų, kiekvieną žaidėją užmušt norėtų. Tiesiog. Akis prasrūvusios tokios. Ir ten turbūt su visa pirotechnika bus žmogeliai. Bus sprogstamųjų ginklų. Tai pavyzdžiui, yra toks žaidėjas Larenzakis Olimpiakose. Tai Panathinaikos fanai turi skanduotę skirtą jam, kurios tekstas yra pasimylėsim su tavo mama, pasimylėsim su tavo mama. Ir kokį ten 5000 visa tribūna, taip pat. Čia tavo motina bairį nebepraeina. Man labai patinka, aš noriu dalyvauti šiame visame. Tik tiek, kad kai jie skanduoja, gali būti, kad iš tikrųjų su mama yra kažkas. Zima įsikraustys į Graikiją, kad galėtų va tokiuose judėti. Čia mano tėvo visiškai. Bet ką aš matau, tai dabar ryškiai Panathinaikos fanų daugiau. Jo, bet aš manau, kad bus va taip, aš manau, kad bus pem jų. Nes čia aš kažkaip galvoju, kad juos gal labiau atskyrė, kad saugiau įeit, žinai. Nes aš mačiau tarp žalių, ten buvo keli Oli fanai, tai taip nesaugiai atrodo, nes atrodo, kad jas dalim išneštas. Realiai iki grajaus liko 2 valandos 15 minučių ir jau sueidinėjo į areną. Tai jie ten, žinai, va. Ten. Ar čia Nebesvai. pareina? Kas čia yra?
fanai ateina. Seniai šiurpai nuėjo. Jo. Šiurpai nuėjo. Žiauriai nuėjo, matai. Žiūrėk, visa žiniasklaida bėga. Einam. Seniai, reaguojam į situaciją. Riaušės. Seniai, kas yra geriausia? Mes sergam už visas komandas. Gavo per kamerą biškį. Žiūrėk. Seniai, čia sudaužė. Eik tu. Seniai. Žiūrėk, jau provokuoja. Ei, tu juokauji, jie neadekvatus. Eik, pažiūrėk. Eik tu. Seniai. Eik tu. Kur Vaitiekūnas jau pabėgęs? Kur Vaitiekūnas? Eik tu. Seniai, kas čia vyksta? Seniai, fanai užpuolė Panathinaikos. Seniai, čia realiai muštynių. Seniai, policija tiesiog buvo taip. Eik. Čia gali kažkas neišgyventi realiai. Kažkaip, seniai, galiu pasakyti, kad atrodo mažokai policijos, ta prasme, jie puola ir ten pavieniai policininkai. Čia subėgio, žinai, nesitikėjau. Ne, bet taip, bet seniai, pavieniai policininkai kažką ten tipo, o tie gauja visą bėga. Bet tai, čia realiai neadekvatumo viršūnė buvo, wow. Su šeimom Ir žmonės seniai, visiškai. tu žinai, kas atvaro, tipo, tu ten ruošies, nežinai, kad visi, žinai, psichiniai ir tiesiog nieko nepadarė policija, jie kiaurai bėga. Seniai, čia bet kam gali pataikyti. Čia viskai atsitraukti reikia. Pažiūrėk, jie toliau varo. Tiesiog stovim, kažkas alaus bonkė, stiklinė. Žiūrėk. Wow. Einam Panathinaikos aklavimus. Nu ką, darbą jau turi. Fantastic. Marius Grigonis. Negaliu patikėti. Wait, you have channel? Yeah. We are filming sketches for YouTube. I am TikToker. TikToker? Wait. TikToker žmonės. Danke. Danke, tavo. Žiūrėkit. Look. What are you talking about? Am I good? Nice. Follow him. Yeah, good. Aš tik noriu priminti, kad mes čia esam kultūringiausi iš visų. Seniai, wow. Bet vienu momentu buvo žiauriai baisu, ta prasme, kaip Buvo jau vienu baisu realiai pasidarė. su šeimom, vaikai. Bet ar tu matei, Tai aš mačiau, kad jūs seniai, bet ar tu matei, kad policija bejėgė, tiesiog tie fenės įbėgo kiaurai per visus. Tie policininkai kažką taip. 100 žmonių tiesiog ant balų bėga, karoči. Čia kaip varytų hameris ir tada ateitų bičias sakytų nevažiuok. Tiesiog taip, kiaurai. Kažką įsimylėjau gašį, dabar pradėsiu žiūrėti. Gerai, ten buvo labai daug Panathinaikos fanų, bet buvo ir tiesiog Randomų. Tiesiog Nu tai jie nekala, žinai, jeigu tu be atributikas, gerai tau nepiribėgs į snukį, Seniai ten buvo belekas, ten tiesiog ėjo ir Jie ant Ir seniai, o tu matei, kaip jis gavo per kamerą. Kalė tau per kamerą. Bet nukrito? Tai va taip pamušė. Aš biški, bet nedaug, bet žiūrėk. Toks, pradedam. Nu tai va dabar buvom truputį išėję, nes buvo reikalų. Buvo reikalų, tikrai buvo. Seniai, pažiūrėk, aš nesu matęs tikriausiai policijos. Aš buvau arčiausiai mirties savo gyvenime. Jo? O ką jie mėtė čia? Stiklinis Tai butelis. geriausiai stiklinė butelis, tiesiog va. Aš turiu katą, Ir kur bet žmogui kur. Pataikiai į galvą. Ir rimtai? aš turiu, man atrodo. Nu tai busit matę jau. Nu žodžiu čia. Čia, įsivaizduokit, čia dar nieks neprasidėjo, jau užpuolė. Ir aš tikrai maniau, kad daugiausiai bėdos bus su PAO fanais. Nuoširdžiai. Jie buvo užpulti. Man dabar va įdomiausia, ar Panathinaikos ultros jau įėję, ar jie dar ateis. Va kas tada bus? Jo, ir suprantate, iki kokio lygio turi būti saugumas, nes, nu, pavyzdžiui, šitas debesis, nu, kiek čia 200-300 žmonių eina, ir jie eina kiaurai. Seniai, viską, Liko absoliučiai. per tvoras, mačiau čiūvas, liko per tvorą.
Bet kaip jūs, nu, tipo, man čia atrodo, kad čia visiškai surežisuota, kad, tipo, jie susitarė, žinai, kad likus ten tiek ir tiek. Kas tarsi Ne, pasirodė? nu, man jie taip, nu, tipo, akivaizdžiai ir tiesiai prie Pavo fanų. Kad jie čia viskas... Tiesiai susitarė. Taip, 100%. Kas žygiuoja į taktą netyčia? Gali būti. Kaip atrodo, kiek dar bus? Kaip atrodo, kiek dar bus tokių? Po Grajaus tikrai? Po Grajaus aš manau, kad čia bus. Žiek, senė, aš nuprognozavau. Rytis Kazlauskas rašo, kad Fenerio fanai bandė areną patekti be bilietų. Aš sakinai tą patį sakiau. Sakau, kad pusė iš jų neturi, jie bėgo. Čia šturmas buvo, čia buvo strateginis šturmas, kad tu galėtum važiuoti. Aš senė, aš dar prieš tai sakiau į kamerą. Neturi ko prarasti. Jų nedeportuos, žinai, tai jie tipo, pabandė areną patekti. Nu, nepaėžėsim bare. Jau yra vėl skanduotis iš kažkurios pusės, įdomu. Bet kaip, tipo, stojai sėdėjom ir ta skanduotė prasidėjo. Ir aš matau, kad visi tokie, aš tipo nelabai gaudus, kas vyksta, ir matau, kad jūs tokie tipo įstempę. Čia jau rimta bus, karočią. Kaip savo vaizdų negalėjau patikėti, žinokit. Bet galim sakyti, realiai jie žinojo, kad kažkas panašaus buvo. Kosmosas tikrai, wow. Tu pažiūrėk, kaip greitai riaušių policija čia atsirado. Per 3 minutės. Graikai, nu negreitai, jie turėjo greičiau atsirasti, realiai. Atrodo, per 5 minutės jie čia buvo, žinau. Aišku, galim sakyti, kaip Kaune praeitais metais, bet ten buvo Barcelona, Realas, Monakas ir Olis. Oli fanai turbūt buvo. Tai jo, realiai dominavo. O kas buvo praeitais metais palyginus su dabar daugiau, blogiau, mažiau? Realiai Olimpiakos buvo Tokių daugiausiai. aštriausių fanų, žinai, komandų, nu kur tipo Monakas, kur... Buvo tik Oli. Visi bijojo Buvo Olimpiakos. Barsa neturi fanų, Realas neturi fanų, Monakas neturi fanų. Tai buvo tik Oli fanai. Tai jie ten tiesiog, ką jie skandavo, jie valdė. Jo, ir neturėjo pasipriešinti. Tai realiai jie gavo pusfinalį ir galvojom, kad kažkas bus iš jų, bet jie laimėjo. O lygiai laimėjo. Taigi per falą įmetė Jūlas. O lygiai pateko finalą. Ai, tai va. Tik Jūlas per falą įmetė lemiam. Finalą gavo ir apsiramino labai greitai. Wow. Gerai, išrikiavom, karočią komandos, kaip manom, kaip baigsis, ne? Nu, kaip mes, pakartoti galim, kas laimės. Realas. Kas manai laimės? Realas, aš sakau. Jis dar baimė gyvena. Nedas dar muštynės laukia. Gerai, aš sakau Fenė, dabar išrikiuojam, kas laimės savaitgalio fanų čempionatą. Tipo, kas geriausiai palaikys, daugiausiai kitų atsidubasinių. Nu, žinai, geriausias palaikymas yra atidubasinimas skirtingi dalykai. Tai jo. Skirtingi. Nu, kas uždominuos, tipo, savaitgalį, kurie fanai bus ryškiausi? Nes kol kas Fenė. Pagal agresiją. Bet čia tokie, žinai. Pagal agresiją. Nežinau, kiek fanai, kur jie tiesiog bandė nakališkai praeiti. Nežinau, man jie nepatiko, žiūriu. Šiaip daugiausiai atrodo Pavo fanų, ne ant skaičiaus. Ne, čia tai šiaip salduoja. Bet kiek, seniai, ar tu matai, kiek yra kitam lygiai skandavimas fanų jų? Taip, dainos. Žinai, čia nėra skanduotis, nes dainos. Kad Jons yra staras. Senė, o tu žinai, kad tu esi Fenės fanų forume paieškomas tiesiog. Jonas from Lithuania Operator. Wanted dead or alive. Ολυμπιακέ, ομάδα μου, μεγάλη μου αγάπη. Ολυμπιακάρα μου. Yes. Ar tu ketvirtą būsi? Žiūrėk, perinam Paulius, ar ne? Ne, viskas gerai. Seniai, finalė būsi. Best of 3. Mes dabar pradėjom kalbėti ir aš sakau, kad man šitas grajus yra įdomesnis už finalą, nes man atrodo, kad po šito grajus bus gaisras, riaušės, kraujai, skerdynės, žudimai. Ir aš noriu juos pamatyti gyvai. Ir aš tave siunčiu ten. Finalas tavo, šitas grajus mano. Davai, važiuojam. Darom statymus, ar arenos viduj bus konfliktas? Bus tikrai, manau. Tikrai po grajus, tikrai. Jie atskirti bus. Ne, manau, kad ne, žinau. Jaučio arenoje... Seniai, dabar jie peršoka šitą tvorą, tu galvoji, arenos tvorą kažką padarys. Aš už konfliktą, aš už riaušės, aš noriu pamatyti visą šitą iš arti pirmą asmenį.
Gali biški gauti, biški gali duoti, va toks geras vakaras, žinai. Aš tikiuosi, kad ir gausi, ir duos tau. Jo, muštynės kaip geras fulės grajus, vienas visi patenkintina, žinai. Visio, tai gerai, tai nieko nelaukdami tada riedam į areną ir pasitiksim su medžiaga iš tenai. Geresnio klubo. Čia yra geriausia diena mano gyvenime. O taip, nuoširdus Nedo komentaras. This is the best day of my life. Dirba visi gauna po milijoną, nesugeba ant linijos išbėgti. Man išeit. Dirb, na. Dirb, aikštelį, nedarbo biržai stovi. Dirb. Atsitverk, b***, nes netvora esina. Dirb. Aš nesuprantu, jūs biuletenį pasienęs, kad nedirba nei. Dar tokių. Ai, bijojo, įsigando, mano vertikalą bijo visi. Mes esam vieninteliai fanai pasaulyje, kur sergam ir už Panathinaikos, ir už Olimpiakos. Mes už visus. Mes už geras emocijas. Olimpiakė! O matau! Čia taip Domantas Šeškus serga už Olimpiakosą. Taip. Lietuvių netrūks Berlyne. Ką čia Vytė gali papasakoti apie šiandien? Įspūdžiai tokie, kad biškis sunku atsigauti. Aš matė mano istoriją, kad čia yra geriausia diena mano gyvenime. Wow. Įsivaizduojate, aš nesu ką čia mano didžiulis. Čia yra pirmas ką čia gyvenime. Dabar jau esi. Max, aš kitą Eurolygą išnosiu visus žaidėjus, skopus, viską. Man tai patiko, aš įsimylėjau krepšinį su šitą kelionę. Kitais metais išeina podcastas su Nedu Zimontu Eurolygą. Ačiū rėmėjam. Kokia atmosfera. Wow. Šiaip žmonės kokie aфигėni. Nuo pirmų akimirkų. Kur eini pamyšti, tiesiog sutinki arba lietuvius, arba ten šiaip kažką. O, Lituanija! Kiek lietuvių buvo, jo. Ir šiaip man keišias, kad tipo random turkų fanai pamato Marčiulionį, man Kaunas, Liublius, bene kaip mat. A few moments later. Na ką, susirinkom į Eurolygos pirmųjų rungtynių vakaro aptarimą. Aš niekada nedirsau paskydo, per kamerą tu man labai patinki. Ačiū tau labai. Bet aš norėčiau aptarti mūsų šitą vakarą nuo pat pradžių, kai Jonsiai, mūsų operatoriui, realiai vos neužmušė čuvako. Papasakok, kiek daug buvo. Mes galim įkirpti medžiagos, nes turim daug filmuotų visko. Čia buvo wow. Paėmė, kad mes kurtume turinį, ne? Ir kad ten kažkas nueitų viral, nenueis viral, tai ok, bet kūrėm turinį. Ir antrą dieną labiausiai turinį padarė operatorius, kurio net nėra niekada kadre, nes jį jungia Fenerbahčės fanas. Negalėjau patikėti ir mes turim, ta prasme, mes turim iš 3 skirtingų kampų. Iš random kampo, iš basket news kampo, iš kameros kampo, iš basket news kampo. Ir tada juokingiausia, ir man juokingiausia dalis yra tas, kad po viso to, kai nuslūgo viskas, mes išėjom su Hariu, jau varžybose patekę po visų nesąmonių, po visko į areną, parūkyti lauką, aš rūkau cigaretę, damkė smoltokiną su kažkokiais Ferės fanais ir tipo, Ferės fanas sako, ką jūs veikit, sako, mes konti filmuojam, primeskit, kad vienas Ferės fanas, tipo, kamera mūsų, tipo, operatoriui, sako, negalim patikėti rimtai, sako, jo, parodyk video, rodo video, tipo, jungia Haris video, tas čiuvakas Ferės fanas žiūri, tipo, sako, it's my friend. Sako, čia mano draugelis. Sako, it was our operator, it was my friend. Ir mes tik stovim, tipo, nu, tegul jie daro, ką nori, mums tai smagu, žinai. Šiandien kiek viskas susiję yra. Damkė, pažiūrėjau, tiesiog atsisėdo, mūsų vietos yra pirmoje eilėje po Vipo. Nu, tai reiškia, ten ta pirma erdvė yra atitverta tokiem žmonėm kaip Janis Antetokounmpo, Scottis Pippenas, Dennis Schroeder ir jie tiesiog po 2 kėlinių išeidinėja Janis, va, pro mus, va, taip. Janis, Pippenas, Schroederis, o mes pirmi ir po antros, ir seniai po pertraukus grįžta Pippenas, tipo, grįžta Janis, tipo, Janis tiesiog praėjo, tipo, nereaguoja iš žmonės. Pippenas grįžta, tipo, oi, Scottis Pippenas. Dualaus. Pippenas atsisuka. Interaction iš karto. Dualaus. Jo, Pippenas. Kaip tau pirmas? Bet va to trūko iš, pažiūrėjau, Džianio. Ta prasme, būtų iš karto kitas vaibelis. Aš sakyčiau, gal dar jaunas, žinai, gal dar. Janis nepatyręs dar, nu ką jis. Vieną kartą NBA čempionas, 3 kartą MVP. Scottis. Pimpenas. Čia jeigu ne visi žinot, kad Pippeno buvusi žmona yra kartu su Jordano sūnum. Prašau. Mes pasidomėję krepšinio esame. Bet gerai, grįžtam prie Eurolygos. Ta prasme, aš galvojau, pirmas pusfinalis, viskas, Max, ką galėjau patirti ir nieko nesitikėjau iš antro.
Man buvo žiauriai įdomu žiūrėti. Realiai visą laiką laikė persvarą Madridas ir Madridas nuoširdžiai žiauriai gerai žaidė. Ta prasme, aš per daug nesidomiu, bet buvo tokių plėjų, kur maudė, seniai, tipo, kur persivaro, duodo pasą, vėl persivaro ir niekas nepagauna. Nu, bet žiūrėk, niekas gynyboje nepadarė gerą plėjų. Kašį išanalizuos Kašio žmonės. Jo. Mūsų turinys yra ne apie Kašio analizę. Bet netgi man tokiam, kur aš nieko nesuprantu, buvo tokių grajų, kur aš jau maudė, atrodo, ne fulė lošia, bet į vienus vartus pysa, tai kaip tai gali būti? Žiūrėk, pradėkim nuo mūsų vietų. Mes atvarom į savo vietas ir tos vietos užimtos. Tiesiog keturi Panathinaikoso fanai tiesiog atsistojo jau, Panathinaike. Ir mes ateinam su bilietais, rodom, seniai, čia mūsų tie, okei. Ir jie buvo jie 3 buvo, 2 bičiukai, perlipo į antrą eilę ir tipo, sorry, o vienas tiesiog liko. Ir mes taip stovim, tipo, jį toleruojam, po to jam sakau, ten liko 2 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Žiūrėk, sakau, seniai, davai, tu dar atbūk, bet sakau, antroji pusė jau sakau, pys. Čia mūsų vietos. Ir tas. Ir tada čia sėdi 2 bičiukai. Tas, ką tu sako, iš kur esat? Sakau, iš Lietuvos. O, sako, mes iš Serbijos. 2 broliai, sako vienas, sakau, už ką sergi, Partizaną ar Zvezdą? Tas, sako, aš už Partizaną, brolis už Zvezdą. Keisti jūs, skirtingų tėvų jaučiu. Nu ir prabasarinom visą tą laiką, irgi ten sako, buvau Kaune, žinau, Žalgirį. Keista, nu visiškai Kašio frykai kaip mes. Mes pripratę kažkaip tipo serbų Lietuvoje nemėgti, bet tipo šitie čiuvakai. Tai va būt, aš faini, draugai. Aš pirmas dalykas, ką pagau, aš su juos spėjau ir apie karą pašnekėti. Sakau, in Lithuania, sakau, mes dabar jau yra tas hypas nekentimo serbų, nes tipo, ką per Kašį matom, kad palaiko Rusiją. Ir tas sako, seniai, ne. Sako, valdžia, kuri yra dabar pozicijoje, jie labai pušina tą Rusijos naratyvą. Sako, likusi tauta nepalaiko Rusijos. Bet sako, tie, kurie palaiko tą nedidelę dalis, jie žiauriai pušina tą naratyvą. O sako, nėra taip. Sako, aš, pavyzdžiui, sako, Russia, tipo. Nes tu nori. Ir toks, žinai, tada nekenčiau serbų, bet dabar su serbu čia apsikabin pasibučiuoti. Labai normaliai pašnekėjom. Ir tu nenori pradėti suprasti, kad, tipo, realiai serbai yra vidurio Europos europiečiai, tipo, realiai vidurio Europos gyvenantys. Bet ką mes matom, tik tą, žinai, Rusijos pusę. Ir mes dabar susitikom, tipo, susitikim normalų, jauną, progresyvų čiuvaką, žiūrėjom vieną Kašį, tipo, jisai vieną komandą palaiko, aš kitą. Apsifollowinom Instoj, va. Mes taip stovim normaliai, bazalinį, normalus čiuvai, tokie patys kaip mes tam tikram kontekste, žinai. Tai man atrodo, kad aš kėliau ir istoriją šitą ir dabar sakau tą patį, čia buvo nuoširdžiai laimingiausias vakaras mano gyvenime. O čia baigėsi dar ar varysi kažkur? Seniai, man mama parašė, tipo, labas, kaip sekas, sakau, šiuo metu mes tipo sėdim dabar Eurolygos Final Four varžybose, pirmos eilėse, kur bilietai kainuoja po 1 eurų ir beje kaip judam ir mus per teliką rodo. Dėl teliko? Mama. Seniai, dėl teliko. Kiek aš žinučių gavau į Instagramą, kai mus parodė, wow. Bet seniai, dėl teliko sėdim. 5 ar nežinau, 9 metus šėlės Eurolygos Final Four filmuoja lietuviai. Tomas Kamaročius, operatorius, ten buvo Mantvydas Plynius. Man draugelis, mes LKL esam dirbę su juo. Ir aš matau lietuvius, aš jam nusinčiu, sakau, mus parodyk. Gerai, kažkiek laiko praeina ir kažkaip mes sėdim ir aš taip galvo į kubą užmečiau. Sakau, Šaikas, sakau, jūs rodė. Sakom, bet čia ar tą, ką rodė kubę, rodo transliacijų. Sakom, žino. Sakau, pačekinkit Insta, Damkė pažiūri. Ir pradėjo rašyti. Non-stopą, visi. Kad mačiau, kad rodė ir be galo smagu, kad mūsų tą emociją pagavo. Ir kas buvo svarbiausia, kad visus kartus, visi mes 3 rėkom. Ir kaip tyčia, Haris tuo momentu neatsistojo. Už tavo nugarą. Aš jums suderinau, vyrai. Suderinau, kad visam pasauliu parodo. ESPN, NBA TV. Ten reikia suprasti kontekstą, kad aš visų impressioną, aš dariau ten tipo Šaro Borsaidų impressioną. Įdėsim čia. Jūs pamatysite, dabar, ką jis išdarinėjo. Gerai, cituoju vieną frazę. Kas jums čia Tinderis, visi laisvi bėgiotų. Žimtumo tarnyba, visi darbą susiraskit. Atsiprašau, Šaika, biletėlį pasiėmė, kad niekas nedirba. Dirbam. Žodžiu, ir taip toliau pamatysit, pas Nedą pafollowinkit Instagram'e. Mes patys tą atmosferą, mes, kaip sakė Haris, mes buvom turbūt vieninteliai, kurie palaikė visas komandas. Jo. Ta prasme, mes buvom už kiekvieną. Mes buvom vieninteliai, kurie serga ir už Olį
pirmam pusvalandį Nes ir mes už sėdėjom- Panathinaikosą. Nes mes abiejose grajose sėdėjom Už graikus. tose pačiose vietose. Ir už mūsų prieš tai sėdėjo visi žali karočią, vien O antro Tikoli. Tikoli. Mes už Realą irgi plojom. Mes sirgom už tuos, kurie sėdėjo už nugaros mums. Ta prasme, aš irgi, pavyzdžiui, Realas įmeta gerą trajeką, tipo, aš irgi ploju, tipo, geras grajus, tipo, geras plėjus, aš irgi ploju iš gerbiu, žinai, tipo, man yra toks, kur, tipo, jūs ahuienai sužaidžiat ir aš mūsų toks, kur, tipo, ne, aš tik už savo komandą, ne. Jeigu jūs jau tipo taip išmaudot, nu aš tipo ploju, šaunuolį. Čia atmosfera mes žiauriai geras. Ir man va tas labiausiai patiko, kad mes buvom už gražų žaidimą. Jo, žinai, kas labai fainai dar tose užkulisiuose baro, žinai, kur einam, aš su to Marčiulioniu Lietuvos Maikė, žinai. Ir lietuviai kokie, nu, ten 8 kokie. O, lietuvis, dar, labukas. Su vienais ten tipo, vyrai, mes jums šotų. Gerai, sakom, gerai. Tai vienas Visi labai draugiški tokie. Prie Hario čiuvakas su Žalgirio Maikė, tipo. Hey, how you doing? Tipo, Ne, aš jam pirmas sakau, Žalgiris, ką jūs? Zdarovo, Žalgiris, tipo, jis toks, hello. Sako, Haris sako, where are you from? Estonia, rašė. Tiesiog su Žalgirio Maikė čiuvakas sėdi, žinai. Tai tiesiog buvo labai smagu, kad aš pirmą kartą gyvenime buvau tokiam žaidime, buvau tokiam dideliam, tipo, kašio evente. Ir aš pasijaučiau kaip namie. Visi belia kaip suporti, visi žiauriai draugiški. Kad ir aš suprantu... Tu net ne kašio žmogus, tipo, jo, ne? Būtent, bet aš suprantu tą spaudimą tarp skirtingų komandų, tą įtampą, bet visi draugiški, žinai, tu prieini prie Ferės fanų, prie Olimpiakos fanų, prie Panathinaikos fanų, visi, tipo, jeigu tu su jais, tipo, fainas, visi žiauriai draugiški, žinai, tipo, prieini vieni sako, kodėl tu Ferę palaikai, sako, tipo, dėl Jaskevičiaus, kiti, kodėl tu Panathinaikos palaikai, dėl, tipo, Grigonio, ir visi tokie, jo, tipo, maldies, žinai, tu... Arba rūkyklai visi stovi ir tu maldies. Iš Fenės Jonathan Motley tiesiog FaceTime 20 minučių, kol Nedas tipo rūko, mes laukia kvėpavim grino oru ir o papačio Jonathan Motley ant FaceTime 20 minučių. Įkelsim video. Vienintelis. Turim video, kur tiesiog Arsenalam stovi, žiūriu kokį 15 minutę. Man apipilt jį alum. Sakom, žiūrėk, apipilam alum, tada sukeliam muštynės. Ne, turėjom šiaip mintį nušaut Scottie Pippeną. Ir čia yra garantija išgarsėti visam pasauliu. Rising star of Lithuanian comedy Nedas Zimantas shotted Scottie Pippen. Objektyviai hipotetiškai, ką mes kalbėjom. Kas mane, pavyzdžiui, mane belia kaip, žinot, kas nustebino, kur, tipo, mes Lietuvoje realiai ką matom pareigūnus su tazeriais, taip, čia yra daugiausia ką. O čia su žibtuvėliais. Čia seniai tik atvarė, tik ėjo grajus, karočią Panathinaikos Ferės į pabaigą, belia kiek policininkų prie. Visų pirma, tipo į Panathinaikos pusę stojo 20 policininkų, paskui atėjo tada prie tavęs. Pas mus gal 10 atėjo, tipo. Įdėsim dabar į istoriją, man. Ir visi jie su šautuvais, visi seniai su glokai iš šonė, pas mus Lietuvoje visi realiai su tazeriais būna, tipo, geriausiu atveju. Ir dar paskui, ką mes matėm išėję į lauką, mes stovim, tipo, lauke, aš rūkau, jie nerūko, tipo, stovi su manimi šneka ir išeina tie patys policininkai ir visi su K9 šunim, tipo, avyganiais, belgų malamutais, išėjo 15 realiai šunų, tipo, belia kokių su antsnukiais, didelių. Ir mes stovim, žiūrim, galvom. Ir stambesnių žinoma. Gerai, gal, tipo, Ferės fanai, tipo, jo dideli turkai su atakoja, bet seniai prieš to šunis, jie kebabais paliktų, aš taip gauna. Gerai, ačiū. Dar truputį, tai visi ten už Jasikevičių labai sirgo, tai dabar... Galiu pasakyti faktą, tiesiog krepšinio gykų faką. Šarūnas Jasikevičius, kaip žaidėjas, buvo auksinis berniukas. Kaip treneris, 5 iš 5 pusfinalio kaip treneris. Realiai aš nežinau, kodėl aš palaikiau... Neina Šaras. Aš palaikiau Panathinaikosą, bet vienu metu... Sorry, Hebra, palaikiau Panathinaikosą, bet... Ne, tu Grigonį palaikiau. Vienu metu pasidarė gaila Šaro. Man irgi. Taip, penktą kartą. Ir jisai toks, ir šiandien Feneriui baisiai nesisekė. Ir jisai toks... Gerus metimus meta, nieks neįkrenta. Jisai už aikštelės stovi ir toks lyg pykt, bet supranta, kad nėra už ką pykt, žinai. Tiesiog ne jų diena, tai toks blem. Man kaip čiuvakai, kuris nieko nesupranta, apie ką aš buvau liūdniausia tuo momentu, kai aš matau, kad yra -11 ar -9 ir liko 2 minutės ir Šaras vis dar atiduoda save paskutiniai bet kokiai minutei, žinai, kuris, tipo, jis nėra tas, kur atsisės, tipo, ant soliuko ir nebedalyvau žaidime. 2 minutės liko, -9, 0 šansų laimėti, nes kiek jūs įmėsi 3, tiek pis 3 atgal ir vis tiek stovi, karočią, prie linijos, kad negautų techninės, nelenda į priekį, bet aiškinant, parodo derinius, karočią. Jisai atiduoda save iki galo
Ir Nors to viduje vis tiek- supranta, kad eilinį kartą Ir praklys. to vis tiek neužtenka. Ir man va čia yra liūdniausias dalykas, bet kokiam sportė, tai būtų tipo krepšinis ar kovos menai, ar bet kas ten visko metimas, bet kas, kai tu atiduodi save visą ir to neužtenka. Nu čia liūdna yra, kai tu... Žinai, kas yra dar liūdniau? Geriausia, ką gali duoti. Žinai, kas dar liūdniau? Kai esi Scottie Pippenas Ir ir Michaelo Jordano. Ir Michaelo Jordano. Fun fact galui. Michaelo Jordano sūnus draugauja su Pippeno buvusia žmona. Susitiksime rytoj. Viso gero, te. Olibet – oficialus Eurolygos finalo ketvirto rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.